Labas rytas visiems, sveikinamės jau naujame vloge. Ir ką? Šiandien mūsų dienos planas yra aplankyti Rondos miestelį. Manau, daug kas apie jį esate girdėję, arba bent matę nuotraukose. Jis vienas tokių gražesnių Ispanijos senesnių miestelių ir garsus jisai dėl savo tilto. Tai tas tenksimės aplankyti vietą, įdomu, bus daug turistų ar ne. Antras dalykas, parodo, kur mūsų nakvynės vieta buvo. Šiaip labai faina dingti iš miesto šurmulio ir pasimėgauti gamta. Tik tai vienas minusas buvo, kad čianai viršui yra geležinkelis, dėl to naktį keli traukiniai kursavo. Bet Gabijai nebuvo problemų, nes sakė, kitaip miegojo. Ir dar, kas keliaujate į Ispaniją, tai pasidomėkite, jeigu busite su dronu ir norėsite skraidyti, dėl leidžiamų ir neleidžiamų vietų. Gabija domėjosi Malagos lietuvių grupėje, kad taisyklės kelti droną yra ypač griežtos. Pavyzdžiui, bent lyginant nuo tada, kai mes keliavome prieš 4 ar 5 metus. Nes yra žemėlapis interaktyvus. Čia apačiai matote nuorodą į svetainę, nes pavyzdžiui irgi pasižiūrėjau, ar galima Rondo kelti. Deja, negalima. Ar galima prie Malagos kelti? Negalima. Prie Malagos savaime suprantama, kodėl negalima, nes yra prie pat oro uostas. Bet kartais net ir galvoju, kad tokiose vietelėse, kur mes dabar čia esame, vidury niekur, vidury laukų, kur vos gaudo 4G internetą, irgi negalima kelti, bet realiai neįsiverčiau dėl ko, bet mačiau kažkas, kad helikopterį ar panašiai ta prasme, tai gal kokia nors yra čianai pakilimo malūnsparnio aikštelė ar maža ką. Nes aišku, gal ir nepagautų, bet visų pirma, nežinia kaip traktuoja, pavyzdžiui, didžiai dronų kelimo taisyklės, nes netikrinau, bet per daug nenoriu tikrinti to dalyko. Ar galima pakelti? Ir antras sakė, kad labai pareigūnai tai atidžiai žiūri. Jeigu pamato skraidantį droną, stengiasi jau ieškoti, kur yra jo pilotas, kadangi vis ten tai yra dažniausiai netolies arba bent kelių kilometrų spinduliu, ir tada būna ganėtinai solidžios baudos. Tai va tiek informacijos, mes tada pakuojame iš nakvynės vietos ir judame į Rondos miestelį. Taigi, dar vienas miestelis į mūsų aplankytų miestelių sąrašą įsirašo Ronda. Kaip nusišnekėjau, ką tik dabar tik supratau. Kągi, aplankėme dar vieną miestelį Ispanijoje, Rondą. Dabar yra balandžio pradžia ir turistų, nežinau, atrodo, kad šiandien būtų vasaros vidurys, pati atostogų karštinė, tačiau, kaip ir taip nėra. Mes atėjome į patį miestelį apie 11:30. Tačiau jau buvo žmonių labai daug. Tai per tą visą turistų srautą nebuvo net nei kameros kaip normaliai ištraukti, nei patiems nusifotografuoti, tai gal truputį esam nusivylę, kad taip nepasisekė, bet nieko. Dabar montuodamas vlogą pamačiau, kad buvo problemų su garsu, ne vienoje vietoje, o keliose. Dėl to galvoju, geriau padarysiu tokį intarpą, ne tiesiog rašydamas vien tik tai tekstą ant video medžiagos. Tai mums šitas miestelis įsiminė ganėtinai, dar aišku, paskui ledų visų valgėme porciją, bet to jau nekėlėme į vlogą. Tačiau tikrai sužavėjo architektūra, tas jaukumas paties miestelio, taip pat ir Ronda nebuvo nieko blogai, tačiau kai tik tai noriu spėti, kad mes buvome ne sezono metu ir žmonių buvo tikrai nemažai. Ir tai dauguma žmonių buvo jau tik tai dar vietiniai. O tai ką dar kalbėti apie turistus, ir matėme ir Japonų atvažiavo tenai, įsivaizduojam, kadangi buvo siauresnių akių.
Ir buvo tiek kitų, tiek vokiečių, tiek prancūzų. Todėl vasarą, jeigu vyksite, tai būtinai atkreipkite dėmesį, nes gatvelės siauros, tai jums bus gal labiau toksai stumdymasis kaip po renginio koridoriuose kokiuose, o ne pasivaikščiojimas ir pasimėgavimas miestelio architektūra. Tai tiek ir toliau tęsėme su savo vlogu. Su Gabija realiai baigėme savo miesto lankymus apie 2 valandą. Dabar jau yra 7 Ispanijoje. Ir visą tą laiką mes praleidome ieškodami kaip įmanoma gražesnės, patogesnės nakvynės vietos. Tai buvo kriterijai. Pirmas, kad būtų priėjimas prie vandens. Antra, kad nebūtų aplinkui per daug kitų kemperių. Trečia, kur būtų galima paleisti pūkį. Tačiau atsitiktinai radom labai gražią vietą ir tuojaus jų parodom. Dabar užkopėm į tokią apžvalgos aikštelę. Ėjo tokiais takeliais, paskui parodysim, kur mūsų mašina, tačiau vaizdas yra toksai. Sakyčiau, gražu, ane? Taip, labai gražu, bet yra dar vienas labai svarbus dalykas, parodyti mūsų aplinką. Kad čia nereikia būti labai pasiruošus, užtenka sugalvoti ir su kroksai šauti į viršų. O šitą pavadinimą dabar rezervuarų visų užtvankų negaliu pasakyti, tai pateikiu čia apačioj video. A new place, a new home for a while, let me feel alive. Nothing to hold me back, take my time, just enjoy the ride. A new man passing by, life is good, best I've ever felt. Get me up, somewhere new, somewhere I can find myself. Mūsų autobusas yra štai tenai ir, kaip sakiau, labai faina, kad esame vieni. Tai turime savo privatumą, kėdutės įsiskleisti, o kažkas jau bėga valgyti. Ir esmė tame, šiandien turim penktadienį, mes esame rezervavę Caminito del Rey antradienį ir šiose apylinkėse per daug jau nesame kažko suplanavę lankytino. Tai šiandienai vakaras planas kaip ir aišku, aš pasportuosiu, nusiprausime mes dar ir tom bus baigta, o rytoj spręsime, ar važiuoti kažkur link jūros, kad pasideginti, pasimaudyti, nes nors šiek tiek jau prilėtinti tempą, atsipalaiduoti ir pasimėgauti tą ispanišką, ne vasarą noriu sakyti, pavasarių. Nes orai tikrai geri ir dabar, kiek matėme, orų prognozės 7 dienas į priekį, tokios pačios superinės. Dar, man atrodo, šilčiau. Tai va tiek. Tai šiandienai tiek ir susimatome rytoj. Sveiki gyvi, kelias dienas nesimatėme, jums realiai kelios sekundės, nes esmė tame, mes pirmą bazavomės aplinkui Caminito del Rey, būtent žygiavimo maršrutą, kaip ir minėjome, kadangi buvom nusipirkę bilietus, tačiau pamatėme, kad mum laikas senka ir vis vien, kad labai užsisėdėti toj pačiai vietoj nesinorėjo, nes dar būtų reikėjo laukti kelias dienas. Dėl to nusispjovėme tos bilietus ir patraukėme toliau link Granados. Apie Caminito del Rey paskui plačiau dar visiems papasakos Gabija, nes vakar vakare mes paskaitėme komentarus, kaip tenai yra iš tiesų, kaip geriau pasiruošti ir kokių klaidų nedaryti, kaip mes padarėme. Bet kaip ir sakau, apie tai vėliau. O dabar atvykom į Granadą, kur irgi eisime vieną iš tokių žinomiausių kelių. Kaip jis vadinasi? Jis vadinasi Cajoros de Monachill, nežinau, kaip visą laiką. Apačioje parašau, kaip jisai vadinasi. All Trails programėlis turi tikrai nemažai atsiliepimų, toj pasakysiu kiek. Netgi 830, tai jau vien tai sako, kad jisai ganėtinai populiarus ir atsiliepimai tikrai geri. Tai iš 5 žvaigždučių netgi 4,7. Ir sakėme, pažiūrėsime, nes irgi čia yra įvairaus keliukų, tiek matėme tiltelių, lieptelių, upelis ir visa kita. Ir šiaip labai fainas apylinkės. Gal kaip matėte, pirmą dar įkėliau kelis vaizdus. Gabija nufilmavo per langą, kad Granados Sierra Nevada kalnuose dar yra sniego. Kas tikrai keista, nes apačioje žmonės vaikštinėjo su maikutėmis, o viršuje matosi dar balta. Tai galvom, gal su Gabija gal irgi reikės patraukti viršų. Bet aišku, dar nežiūrėjom maršrutų, tai tiesiog čia toksai spontaniškas pasamprotavimas. O dabar apsirengiam jau žygiavimui ir traukiame į šį žygio maršrutą. Kiek mačiau, jo trukmė yra 2,5 valandos, o atstumas 7 kilometrai. Iki greito.
found my way. I was in the dark against it all, but made it through the day. Cause I found my way. I found my way. In bad times, I know I'll be okay. Visai neseniai sugrįžome iš savo žygio ir judame toliau. Esame netoliese Sierra Nevados kalnų ir dabar važiuojame pasižiūrėti, ar čia tikrai šiuo metu yra sniego. Norėjome, aišku, užkopti į aukščiausią Sierra Nevados viršūnę, bet dėl įvairiausių aplinkybių dėja to negalėsime padaryti, tai nusprendėme bent tiesiog pasidairyti, kadangi dabar yra apie 3:30 ir diena yra labai graži ir visai laiko nemažai liko, tai važiuojam. Tai judame į viršų ir štai tokie vaizdai jau atsiveria. Aišku, posūkis ant posūkio, judam po truputį. Sniego dar nėra, bet kiek teko matyti ženklų, tai jo čia tikrai būna, nes yra ženklai, kurie nurodo, jog čia reikia važiuoti su dygliuotomis padangomis. Arba specialiais, kaip Tomai vadinasi tie, kur ant ratų grandinės, ne? Va, patikslinant Tomas, kad reikia užsidėti ant ratų grandinės. Dėl saugumo. Na ką, atvykome į Sierra Nevadą, tiksliau netoli tos vietos, iki kurios galima privažiuoti su automobiliu, nes toliau jau reikia žygiuoti į kalnus. Ir dabar lipu pasižiūrėti, kokia temperatūra, nes mes esame maždaug 2 km aukštyje, tai turėtų būti vėsiau. O, kaip šalta! Čia Tomas ruošiasi droną, pakels, pateiks jums vaizdelių. Ir ką, mes nevažiavome iki pačios viršūnės, kaip ir minėjau, iki tos, kurios galima privažiuoti su automobiliu, nes ten toliau galima privažiuoti iki slidinėjimo kurorto, bet mes pasižiūrėjome, kad ten ganėtinai siauros gatvės, tai tiesiog bijojome įsimalti su savo autobusiuku ir nebeišvažiuoti. Tai tiesiog pabuvosime čia, apsidairysime ir juokingas dalykas yra tas, kad mes bėgom nuo šalčio į šilumą, o vis tiek dabar atvažiavom į kalnus, kur yra šalta. Bet nežinau kodėl, bet asmeniškai man vis tiek yra kažkoksai tai bajeris, pavadinkim, atvažiuoti vasarą ten, kur yra šalta ir kur yra sniego, nes žiemos sniegas ganėtinai atsibosta. O vat šituo atveju tai yra kitaip. Ir dar parodysiu truputį iš toliau. Štai ten tolumoje yra tas kurortas, aišku, jums turbūt nelabai matosi, bet tenais yra ganėtinai nemažas miestelis, tenais yra viešbutukai, namai ir panašiai. Tai manau irgi aplankyti verta. Na, bet kadangi mes šitoj kelioniai neturim itin daug laiko viskam, tai mes taip biškito ir ką. O dabar kviečiu jūs pasigrožėti vaizdais iš šios vietos. Sveiki. Sveikinuosi su jumis jau kitą dieną. Vakar nenufilmavome savo nakvynės vietos, nes ji buvo tokia nelabai gera, nes buvome apsistoję mieste, tai tiesiog galvojom, nelabai yra ką rodyti. O šiandien sveikinuosi su jumis iš kitos nakvynės vietos. Taip jau nutiko, kad pasikeitė truputį mūsų kelionės planai ir mes pasiskaičiavome, kad netiek jau daug ir turime kelioniai dienų. Kelionės beje turi tokią savybę. Jos greitai ateina ir labai greitai pasibaigia. Tai dabar taip gavosi, kad mes šiandien visą dieną keliavome ir dabar jau yra vakaras, apie 6 valandos vakaro ir mes jau savo nakvynės vietoje. Nuvažiavom ne tiek ir mažai, apie 500 km ir esame apsistoję netoli Valencijos. Ir dabar norėjau padaryti jums virtualų turą iš mūsų vietos, kur mes šiandien nakvosime. Beje, labai graži vieta,
10 balų. Iš tikrųjų, Ispanijoje nemažai yra tokių vietų, bet mes pastebėjome, kad jų yra daugiau šiaurėje, nes pietuose kažkaip, nelabai sekėsi tokių surasti, o čia jau pradėjo jų daugėti ir jau mes vėl grįžtame į savo pasirinkimo laisvę ir renkamės vietas, kurios mums labiau patinka. Taigi, rodau. Čia yra toks visai nemažas, kaip ir parkingas, tai mūsų transporto priemonė. Ir norėjau parodyti, kaip čionais yra viskas tvarkinga. Yra konteineriai. Čia vietos, aišku, nemažai, čia tilptų ne viena transporto priemonė. Tenais, nežinau, ir matosi, bet Tomas jau poilsiauja ant suoliuko. Ir aišku, mūsų augintinis labai džiaugiasi laisvę. Tai va, čia suoliukų nemažai yra. Tada leidžiasi žemyn, nes čia yra dar viena tokia kaip ir poilsio erdvė su tokiais staliukais. Ir toks stogelis didesnis, kuris apsaugo nuo lietaus, kas irgi yra labai smagu. Toliau yra toksai namelis, kuriame yra kepsninės. Štai yra ženklai visur, kad jokiais būdais negalima kūrenti, negalima deginti laužų. Na, bet savaime suprantama, kadangi yra aplinkui visur sausa, tai yra labai pavojinga. Tačiau yra suteikiamos visos sąlygos tą daryti tokiose vietose. Net ir jaučiasi iš tikrųjų toks kvapas, kad čia tikrai neseniai buvo kažkas kepta. Aišku, čia grafičiai kaip ir visur, tai neapsieinama ir čia. Bet kepsninių daug labai, čia toks, kaip ir staliukas, kas labai smagu. Vaizdelis toks, neina iš tikrųjų jo perteikti, bet ten tolumoje yra kalnai, nes mes esame kalno viršūnėje. Nelabai, aišku, aukštai, bet tiesiog aukščiau, tai vaizdelis neblogas. Čia tą namelį apeisiu. Vat, netgi ir yra vandens. Arba ne. Ne, nėra. Tai turbūt jisai gal tik tai vasaros sezono metu. Na, bet vis tiek labai fainas dalykas. Ir štai, dar kartą rodau, kaip viskas fainiai yra. Tai tikrai, kai geri orai, tai čia atvažiuoti, tai žiauriai fainai, nes tikrai galima praleisti smagiai laiką su šeima ir draugais, pasikepus skanaus maisto, arba tiesiog pasigrožint gamtą. Sėdau ant saulutės, nes jau sušalau. Nors atrodo diena ganėtinai šilta, yra virš 20 šilumos, tačiau vakarai vis dar yra vėsus. Tai, žodžiu, labai keista ta tokia temperatūrų amplitudė didelė. O norėjau Jums papasakoti daugiau apie Caminito del Rey, nes Tomas minėjo, kad pasidalinsime savo įžvalgomis ir pastebėjimais. Bet pradžiai norėjau dar Jūsų paprašyti, kad jeigu esate buvę šitam žygyje ar planuojate eiti, tai tiesiog po mūsų video parašykite komentarų, kaip Jums sekėsi, kaip įsigyti bilietus sekėsi, ar patiko žygis ir panašiai. Tai ir mums bus įdomu pasiskaityti informacijos ir be abejo kitiems žmonėms, kurie keliaus šituo maršrutu. Nors mes nekeliavome šį kartą tuo žygiu, bet tikimės, kad kitą kartą, tai jau kaip būsim Ispanijoje, tikrai pavyks mums tenais nuvykti. Tačiau mes labai nemažai domėjomės apie viską ir norėjau su Jumis pasidalinti naudingais patarimais galbūt, jeigu keliausite ten. Tai mes žygių bilietus įsigijome internetu, nes pagalvojame, kad tai yra ganėtinai populiarus žygis ir vietoje tikrai neverta ieškoti bilietų, kadangi jų galimai negausime. Tačiau radome atsiliepimų, kad bilietus galima įsigyti ir vietoje. Tai iš tikrųjų labai mus nustebino, nes mes kai pirkome bilietus prieš 2 savaitės, tai nebuvo visiškai jokių vietų. Tai toks įdomus dalykas, pavyzdžiui, kodėl internetu vietų nėra, o jau nuvykus į vietą galbūt galima net ir įsigyti. Taip pat suradome informacijos, kad bilietus pardavinėja perpardavinėtojai. Tai mes neieškojome jų. Nežinau, iš tikrųjų, bilietai gal, sakyčiau, net ir brangesni turėtų tada būti. Ir šiaip apskritai, kaip vyksta visas tas dalykas, nes mes, kai pirkome bilietus, tai aš tiksliai neatsimenu, bet Tomas, kai pirko bilietus, man atrodo, vedė ne asmens
kodą, bet man atrodo vedė pasų numerį lygtai. Ir vardą ir pavardę irgi. Tai realiai gaunasi taip, kad tie bilietai yra individualūs, tai aš nelabai įsivaizduoju, kaip galima tą bilietą perleisti kitam. Na bet, sakau, jeigu jūs susidūrite su tuo, tai pakomentuokite. Tuomet kitas dalykas yra parkingas. Radome tokių atsiliepimų, kad žmonės nerekomenduoja pirkti parkingo vietos, tai yra susimokėti už parkingo vietą internetu, kaip perkantę bilietą. Nesako, kad jeigu jūs atvažiuosite į vietą, jums vis tiek reikės mokėti. Tai irgi tokia įdomesnė informacija, nes realiai gaunasi, kad papildomos išlaidos. Kiek tiksliai žmonės mokėjo, nepamenu, bet kad tokių variantų buvo, tai tikrai radau ne vieną atsiliepimą. Tuomet kitas dalykas yra pats žygis. Esmė yra tame, kad tame žygyje reikia nuo taško A iki taško B žygiuoti ir paskui jau grįžti atgal. Ir atgal geriausia yra sugrįžti su autobusu, už kurį irgi papildomai reikia mokėti, į kainą tai nėra įskaičiuota. Tai radome tokių atsiliepimų, kad keli žmonės nuvyko į tą maršrutą ir tiesiog autobusas jau, kaip ir jo darbo valandos buvo pasibaigusios, tai tiesiog žmonėms teko nemažai kilometrų nuo žygio pabaigos pareiti. O mes radome informaciją, kad tas autobusas važiuoja iki 7 valandos vakaro. Tai irgi. Reikėtų įsivertinti žygio laiką, kad po to netektų pareiti atgal. Nes mes buvome užsisakę bilietą 5 valandai vakaro ir pažiūrėjome, kad pats žygis trunka su gidu apie 3 valandas. Tai realiai, jeigu būtume pradėję žygiuoti 5, žygis po 3 valandų būtų pasibaigęs apie 8 vakaro. Tai irgi dar būtų klausimas, kaip mums tada būtų reikėję iš ten grįžti. O atstumas tai ten, net nežinau, gal 7 kilometrai kažkur. Tai ganėtinai ilgas, jeigu ten tiesiog reiktų grįžti tą keliu. Tai tiek apie žygį. Yra truputį komplikuotų dalykų, tai iš tikrųjų prieš žygiuojant verta pasidomėti apie viską, kad po to nereikėtų likti nusivylus vienais ar kitais dalykais. Tai manau šiam vlogui tiek. Jau rytoj leisimės į naujus nuotykius, į naują žygį, kuriuos beje parodysime jums kitame vloge. Tai ką, ačiū, kad žiūrėjote ir iki kitų susitikimų. Iki.